Apie drėgnas patalpas. Visi puikiai pažįsta žalią gipsą. Aišku, daugelis nežino, kas yra Drystaras ir akvapanėlis. Jeigu taip grįšim nuo pat pradžių, tai nuo senų laikų klaidė toks kaip ir mitas, kad sakysim, drėgmę sulaiko žalias popierius. Iš tikrųjų, čia yra tik tai popieriaus spalva. Viskas susiveda į gipso širdį. Bet vėlgi, tai nėra, sakysim, tokia plokštė, kuri apsaugotų visą laiką. Yra tam tikras ciklas. Tam tikras laiko tarpas, tai grubiai, sakysim, 6 valandas mes galim niurkyti tą gipsą, maudyti, šunį maudyti, bus drėgna patalpa, bet vėliau likusias 18 mes turim jį išvedinti. Tačiau jeigu tai yra kažkokios tai sporto klubo dušnės, arba tai, sakysim, parkingas, kur yra pastovi drėgmė, tai žalias gipsas šitoje vietoje tiesiog išteš. Jam bus galas. Tada yra naudojamos jau, kaip sakoma, truputėlį kitokio tipo plokštės, kaip Drystaras, tai yra plokštė jau, sakysim, sutankintų gipsų be popieriaus apsivilkimo, jinai jau vilkta yra stiklo audinio, ir akvapanėlis, grynai cementinė plokštė, kuri 100% nebijo drėgmės.